Jūs patvirtinate savo ankstinius parodymus iš buvusių apklausų. Jūs vykdėte Vilniaus krašte aktyvų šnipinėjimą, rinkate informaciją ir jos duomenis perduodavote Lietuvos vyriausybei Kaune? Už ką Lietuvos vyriausybė apdovanojo su Vyčio ordinu? Tikiu šiaip teikiamas tik už karinius nuopelnus. Ar tiesa, kad būdama Kaune Lietuvos vyriausybės pavedimu dažnai važinėdavote į užsienį? Berlyno, Paryžiaus, Ženevos ir kitas pasiuntinybės. Kas iš jūsų giminaičių draugų dabar yra užsienyje? Su kuo palaikote ryšius? Kokie jūsų ryšiai su buvusiais užsienio reikalų ministerijos bendradarbiais? Kur jie šiuo metu yra? Jums gresia sušaudymas. 58 straipsnis 2 dalis. Aš paragrafų nežinau. O mirti nebijau. Marcelė? Kur tu, Marceliut? Marceliut! Vakar tu. Žiūrėk, ką broliai tau šiandien parnešė. Eina, Marceliut, pasimokinsim raideles. Eina. Tik žiūrėk, paslėp knygelę po marškinėliais, kad blogi žmonės nepamatytų. Būk atsargi, Marceliut. Visada būk atsargi. Что это? Чамана? Я спрашиваю, что это? Man toks ubagas davė. Pro šalį važiavo, daviau lašinių, o jis man šitą. Кто это? Знаешь его? Nepažįstu. Еще дал что-то? Ne, tik šitą. А не врешь? Nu čia juk man atiduok, dėdė. Конфисковать? Nu prašau, nereikia, kad konfiskavai čia mano. Man vai paveiksliukai gražus, atiduok. Эх, держи. На. Ačiū. Так, говоришь, ничего и не дал больше. Ne, daugiau nieko nedavė. Jis gi ubagas, nieko neturi. Ну хорошо. Но если что-то увидишь, ведь скажешь дяде, да? Дядя вот хороший, твою книжку отдал. Tai aišku, būtinai pasakysiu. Dėdė хороший. Молодец. Как тебя зовут? Marcelė. Молодец, Марцеля. Вырастешь, нашим человеком будешь. Эх.
Ai. Gimiau karštą Liepos dieną. Taip mama pasakojo. Gėlė žydėjo, paukščiai giedojo, gegutė kukavo. Mūsų Tinčilių kaimas labai gražus. Visai netoli Nemunėlio. Aplink miškeliai, gamta graži. Sekmadieniais iš apylinkių eina jaunimas, šoka, dainuoja. Laikyt liežuvį už dantų moka nuo mažens. Tikra kubiliūtė. Ir sakė, manimai, žinok, gaidys bais liūdnas. Reiks gal galvą kirst. Sakau, pralinksmės nuo to. Labas. Kubiliai. Mes atras vakar užkasė kubiniokas. O tu girdėjai, kad patelė paskelbė, nei vienai mergiai nors išliuvo, kad neišmoks skaityti. Vakar sėkmė gausi. Kai atvežė atsišaukimus, brolis man pavedė išdalinti. Kai pradėjau tai daryti, man tik 7 buvo. Na, pabaigė pradinę mokyklą ir sunorėjo toliau mokytis. Betgi tėvam pinigėlių neužteko, juk brolį Juozą leidžia gimnaziją. Tai sugalvojo ir išprašė tėvų, kad leistų kulinarijos pasimokyti pas Panelio kleboną. Na, betgi per sunku jai buvo, mažutė, nesaugus, iš viso vaikas. Reikdavo nuo pačio ryto dirbti iki vidurnakčio, visus darbus liepdavo atlikti, prosėką reikėdavo. Neilgai, pabuvo tik 2 mėnesius. Susirgo ir grįžo namo. Nieko. Brolis Juozas paims į Panevėžį, ten pašeimininkaus ir pasimokins. Be jokios abejonės, brolis Juozas Kubilius Marceliutei buvo didžiausias autoritetas.
aktyvus kovotojas už lietuvybę, savo valdžios, savo krašto žmonių išrinktas į Rusijos valstybės dūmą, caro persekiojamas už nepaklusnumą, vienas iš aktyvistų, antrasis, tai šalia Smetonos įkūrėjas partijos, taip apie Juozą Kubilių kalbėjo žmonės. Ir jeigu nebūtų jaunas miręs, tikriausia būtų tarp nepriklausomybės akto signatarų. Marcelė buvo kaip tėvas. Iš pradžių jis ją pasiėmė į Panevėžį. Vėliau abu persikraustė į Vilnių. Brolio namuose Marcelė ne tik gyveno. Ji ten ir mokėsi, ir dirbo. Dažnai sutikdavo brolio bendraminčių Antaną Smetoną, Joną Basanavičių, Juozą Tumą Vaižgantą, Juozą Tubelį ir kitus. Ji ir pati dirbo Vilties laikraščio redakcijoje, todėl nenuostabu, kad užsikrėtė kovos už lietuvybę dvasia. Viltininkų idėjas Marcelė suprato ir protu, ir širdimi. Jos likimas jau buvo išrašytas viltininkų rankomis. Ir vėl vidurnaktį. Kodėl vidurnaktį? Tai kodėl kunigas Kemėšis siūlė jums vykti į Ameriką? Labai norėjau mokintis. Lėšų nebuvo. Sako, važiuok į Ameriką, į Kazimieriečių vienuolyną mokintis. Galvoju, baigsiu aukštą į mokslą, naudingesnį savam kraštui būsiu. Mano tikslas buvo mokinti. Šviesti. Caro apsupty nebuvo gyvenimo. Ateitis buvo tamsi. Tai kodėl neišvykot? Marcelė, kur tu, Marceliukė? Būk atsargi, Marceliuk. Visada būk atsargi. Mama. Dėl mamos. Telegramą gavau iš tėviškės, kad mama sunkiai serga. Visą naktį nemiegojau. Svarsčiau ir vykti į Ameriką ir pasergančią mamą. Grįžau slaugyti mamos. 1914 išvykot į Voronežą. Nu tai artinosi karas. Evakavo Vilniaus mokyklas. Brolis Juozas liepė. Sakė, kad ir su maistu bus sunku. Ir kad vokiečiai su mergaitėmis elgėsi žiauriai. Bet Voroneže man sveikata pašlijo. Netiko klimatas. Vos nemiriau. Tai į Peterburgą brolis įsivežė. Lankiau ten buhalterių kursus. Na jau. Nesumenkinkit įvykių. Ne buhalterių kursai jums buvo svarbiausi, o spalio revoliucija. Vertė carą, ar ne? Sakykit, o kokie jūsų santykiai Peterburge buvo su poetu Juliumi Janoniu? Nu tai man jis patiko. Jis sirgo. Tai patariau nuvažiuoti į Jaltą į sanatoriją pasigydyti. Julius sakė, kai nuversime carą, tada galėsiu savo ramiai sėdėti sanatorijoje. Revoliucija tęsėsi. Mes ėjom gatvėmis, dainavom, dužo langai, degė parduotuvės. O ar tiesa, kad jūs buvote įsimylėjusi? Ar aš sakiau, kad nekalbėsiu, kol neatgausiu savo šukų? Sakiau, jau 2 mėnesiai sėdžiu šitoj kameroj. Baltos jau šitaip apipuolė. Net manęs siaubas apėlė, kai galvoje pradėjau krutėti. Rodos, užės. Susirgo brolis Juozas, kraujoplūdis per gerklę. Niekaip negalėjome gydytojų gauti. Šiaip ne taip nugabenom į ligoninę.
sėdėdamas, jis užmerkė akis. Spaudžiu mygtuką, kad sesuo greičiau ateitų ir apalpau iš širdies skausmo. Jam buvo vos 38. Tik 38. Lietuvos taryba savo posėdėje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip po vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18-23 dienomis 1917 metais skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Pavojui, motina tėvynė, ateina audra iš pietų, tai Lenkas išgama tautų mums neša pandžius ir žudynę, dvarų ieškodams prarastų. Gana lietuviškos kantrybės, ginkluota kelkis Lietuva, denelė laukia nelengva, bet gelbės, dangiškos galybės ir paskutinė bus kova, petys į petį už tėvynę, nuo Palangos lik Varėnos, kaip mūsų prosėliai gynė, tai ginsime sūnus šios dienos. Puiku. Tik jeigu mes tai išspaudinsime, cenzūra mus taip pat uždarys. Tik tas tą cenzūrą tavys mylėjęs įgursuoti. Ir tai turbūt vienintelė priežastis, kodėl mūsų dar neuždarė. Ne, kalba baigta. Vilnius eina iš rankų į rankas, kaip šita cigaretė. Iš pradžių buvo vokiečiai, tada bolševikai, lenkai. Dabar viešpatauja lenkai. Elgiasi taip žiauriai, kad žmonės bijo į gatves išeiti. Sostinė Kaune, o mes čia Vilniuje galim tik pasvajoti apie prisijungimą prie Lietuvos. Darom, ką galim. Mykolas Biržiška pradėjo leisti laikraštį Glos Lietuvai. Čia spausdinamos Vilniaus krašto žmonių skundai dėl lenkų neteisybės. Ir visą tai mes spausdinam. Bet cenzūra daug ko nepraleidžia. Aišku, šitą vis tiek spausdinam. Aišku, tada moka baudas, o jeigu nesmokėtume kelias aišku. Kalėjimas. O iš kur gal tiek pinigų? Marcelė. Ir ką mes darytume be Marcelės? Dirbtume. Marcelė. Nežinia, kaip ji pateko į slaptos žvalgybos akiratį. Bet pažįstant Marcelį, nieko keista, kad jis susiviliojo tokia pavojinga veikla. Juk Liudas yra poetas. Jis nieko neišmanė apie šnipinėjimą. O būtent jam jaunutė Lietuvos vyriausybė patikėjo formuoti žvalgybos tinklą. Jie nežinojo, nuo ką pradėti. Ir sugalvojo tam tikslui pasamdyti moteris. Juk moteris gali dirbti be atlygio, jos idealistės. Jis gali nesukeldamas įtarimo megzti pažintis, rinkti gandus. Ypač su svetimo šalies karininkais.
pirmąjį susitikimą Liudo Giros bute susirinko gausus būrys patriotiškai nusiteikusių mergaičių. Daugiausia medicinos seselių ir farmacijų. Ir tik vėliau paaiškėjo, kad dauguma jų negeba atlikti nė vienos joms pavestos užduoties. Išskyrus vieną panelę. Panelę M. Be abejo, tai labai pavojinga, bet Marcelė žino, kad jeigu pakliūtų į Lenkų nagus, jai grėstų ne kalėjimas, o mirtis. Marcelė ėmėsi jai pavestų užduočių. Be pozos, be vaidybos, be retorikos. Niekas nežino, kaip vieną ar kitą darbą atlikti. Reikia pačiam susigaudyti. Ji pasinėrė į pogrindį ir išvystė nepaprastą gebėjimą slaptos komunikacijos srityje. Marcelės pareigos labai slaptos ir pavojingos, bet ji moka tylėti ir būti nematoma. Ji netgi mums savo draugėms sako, geriau, kad nematytų jūsų mano draugijoje. O ponas cenzorius Vrublevskis. Paties Koščelkovskio pavaduotojas. Jis jai įsimylėjęs. Man atrodo, kad tai jis perduoda žinias Aldonai, kurios nežinia iš kur atsiranda mūsų redakcijoje ir kitur. Pažiūrėkite, panelė Marcelė Padiliūtė. Panelė Marcelė rašo mūsų straipsnį. Pažiūrėkite, parašytas. Aldonas seka. Pati mačiau. Per daug matai. Bet aš galvoju, jeigu ne tas Vrublevskis, visi būtų uždarę. Aldonai išeips į petį. Per daug galvoji. Kodėl mane pažinti su Lenkų cenzoriu? Dėl to čia mane pasikvietei. Juk tu žinai, kad jam geriau manęs čia nematyti. Yra reikalas, Marcelė. Svarbus. Galbūt svarbiausias per visą gyvenimą. Pilsudskis sugalvojo baisų planą. Nuversti Lietuvos vyriausybę, užgrobti Kauną ir visą Lietuvą vėl prijungti prie Lenkijos. Lietuvos žvalgybai žinoma apie slaptą organizaciją, Polską organizaciją Vojskova, taip vadinama POV. Kiekviename miestelėje veikia jos kuopos, tu žinai apie tai? Lietuvos vyriausybė apie šį sąmokslą žino. Vyriausybės vadovas Kryževičius norėjo suimti sąmokslininkus, daugiausia dvarininkus ir karininkus. Betgi Smetona, prezidentas neleido. Sako, kils sąmyšis santykiai su Lenkija ir taip įtempti, o mes neturim įrodymų, supranti? Situacija beviltiška. Betgi 100 per 100 įtariamųjų. Tai tu žinai. Na tai kas, kad suimta? Jie toliau vaikštinėja ir ruošiasi sąmokslui. Mes turim juos demaskuoti. Mes turime gauti sąrašus. Pavardės, adresus, viską. Jūs abu turite pavogti tuos sąrašus iš POV štabo Vilniuje ir perduoti į Kauną. Aš nebegaliu to padaryti, Marcelė mane seka, supranti, lieki tu. Gerai. Supratau. Tai tas Vrublevskis, cenzorius. Bet jis gyventas. Na, koks jis Lenkas? Mama jo Lenkė, o tėvas lietuvis. Auklė jo lenkiškai, įstojo į Lenkų kariuomenę. Jis ne tik cenzorius, Marcelė. Jis visos POV organizacijos vado Koščelkovskio pavaduotojas. Ir tas jo visiškai pasitikė. O tu?
Taigi iš jo aš gaunu informaciją, supranti, iš jo. Per mane Lietuvos vyriausybė ir sužinojo apie sąmokslą. Šitą nežinojau. Aš patraukta baudžiamojon atsakomybėn už straipsnius Gulos Lietuvėje. Aš turiu bėgti į Kauną, kitaip mane suims. Padėk Petrui, prašau tavęs. Vrublevskiui toks jo vardas. Jūs tai padarysit kartu. Susitikinėsite kasdien, vis kitoje vietoje, kol sukursit planą. Aš žinau, kad daug prašau, ašgi žinau, kaip tai pavojinga. Man nerūpi pavojai. Tada gali sušaukti. Man nerūpi mano gyvastis. Iš tikrųjų, tai aš lietuvis. O tai kodėl jūs tarnaujat Lenkų armijoje? Nepatinka man to Lenkų kariuomenė. Aš matau jų visas klastas neteisingumus prieš Lietuvą. Bet to mano žinia yra visi slapti Lenkų karinių veiksmų planai prieš Lietuvą. Šitos planus galėčiau perduoti jums. Už atitinkamą atlygį, žinoma. Ir kogi jūs norite? Kai pabėgsiu į Kauną, tegu Lietuvos valdžia mane išsiunčia užsienį. Aš mokintis noriu. Jeigu jie sutinka, tuomet pradedam darbą. Gerai. Padarysiu viską, kad sutiktų. Tai visi slapti PV dokumentai yra sudėti antros skyriaus slaptose spintose. Reikia padaryti raktų kopijas nuo skyriaus ir nuo pačių spintų. Tai aš išbraižysiu raktų pavyzdžius, o jūs turite atrasti patikimą šaltkalvį. Kitą savaitę, per mano budėjimą, ateisit ir mes tai padarysim. Petrai, tu geras žmogus. Viską darai teisingai. Nebejok.
Aš pabudėsiu, gerai? Pailsėk, pasivaikščiok. Butelį nusipirk, išgersim kartu po to. Mes sutvarkysim viską, taip? Pailsėk. Gryno oro įkvėpti, aha? Taip. Sutvarkysim mes viską. Mes pakeisim rankas. O jeigu nesužinok? Jei iš paties ryto aš surasiu kitą šaltkalvį, girdi? Per kitą tavo budėjimą vėl bandysim. Tik aš negalėsiu ateiti, nes atrodysi vertinai. Tu turėsi tai padaryti vienas. Turėsi paimti dokumentus ir atnešti juos man. O aš tada padarysiu, ką reikia. Supranti? Dobrze. Paskubėk. Pavyko? Štai. Viską paėmiau. Ką radau dokumentus, visus paėmiau. Ir iš kasos pinigų dar paėmiau. Na, suprantu, kad jų dėmesys iš pradžių būtų pinigus, po to dokumentus, kad laimėtumėm laiko. Su raktais nežinau, ką daryti. Tiesiog... Petrai, tu viską padarai gerai, girdi? Viską padarai teisingai. Nusiramink. Dabar tu tai padėti man. Reikia atrinkti svarbiausius dokumentus. Kol dar niekas nepasigėda, įsivaizduoji, kas prasidės, kai pasigės. Kitus pristatysim vėliau.
atsargi, Marceliut. Visada būk atsargi. Bet aš jo visai nepažįstu. Taip trumpai bendravom. Ir jis gyvenkas. Na gerai, pusiau. Neišduos. Čia nespastai. Susiimk, Marcelė. Susiimk. Daryk, ką reikia daryti. Tiesiog daryk. Atskleistas sąmokslas prieš Lietuvos vyriausybę. Kaune ir visoje Lietuvoje likviduojami PVP štabai. 177 kaltinamieji stos prieš teismą. Tautų sąjunga patikėjo Lietuvos įrodymais. Kaunas laisvas! Tai buvo pati didžiausia visos Lietuvos žvalgybos sėkmė. Prastai atrodo. Ilgai nemetemsiu. Greit, dalis. Na ką, einam pasakysim. Ta diena į Vilnių atvyko Tautų sąjungos komisija. Su jie iš Kauno atvažiavo Ignas Jauninas. Svarbiausius dokumentus įdaviau jam, o likusius perdaviau vėliau per Valdemarą ir jo žmones. Lenkai apsižiūrėjau tik 2 dienom praėjus. Koščelkovskis pastebėjo, kad jau padėjėjų nėra. Ir pinigų kasoje trūksta. Visa policija pastatė kojų. Prasidėjo kratos. Pas mane irgi. Aš persigandau, nes už mano pečiaus buvo užkišta lenkiškos uniformos kepurė. Bet policininkai kažkaip nekreipė jie dėmesio. Kratos pasibaigė, o lenkai taip ir nesužinojo, kas padėjo Vrublevskiui. Aš likau Vilniuje. Nors su lenkais buvo pasirašyta Suvalkų taikos sutartis, po poros mėnesių Želigovskio kariuomenė vis tiek įžygiavo į Vilnių. Daug žuvusių, daug sužeistų mes sumerkėme rankom. Belaisvių karius vakar nugirdėm Lenkų sargyba automobilis. Belaisvių pabėgo. Lenkai baisiausiai pyko ir sargybą uždarė į kalėjimą. Nuo tos šalies kaip sparnai debesies padangėmis raitosi dūmai. Tai gaisro ugniškai. Lankom sužeistuosius. Ligoninėj nešam jiems
Maistą, mėlynės. Padėtis ligoninėje labai prasta. Albergūžio brangus, kuris jau nebegins, gal apžuvęs. Palaidojau 19 kareivių. Visiems kryželius pastačiau. Ant kryželio užrašėm vardą, pavardę, iš kur kilęs, iš pulko ko. Aš viena laidoju. Dar kartais paprašau duobkas į duobą iškast. Zitietę mergaitę susirandu. Sunku vienai ir arklį vesti, ir karstą prilaikyti. Lenkai žiauriai elgiasi. Vyrai negali į gatves išeiti. Tai taip ir vežam dviese. Praeiviai keistai žiūri. Per tylų plačių, nes daugėjimą šverių, o ne, tai našlaitės lietuvės. Ar verkia sūnus? Jų motinos, kai juos augino, nežinojau, kur sūnus padės galvas. Ką gali padaryti motinas, jeigu nešaukti? Šaukti kariaujančių valstybių vadams, kad sustabdytų karą. Karas žiauriausia žmonijos nelaimė. Neša mirtį žmonėms, griauna kultūrą, naikina kraštus, žmonės, turtus. Gyvenau Peterburge. Man truputėlį toks Michailovas patiko. Užeidavo kas vakar. Mano brolis Juozas norėjo, kad aš už jo eičiau. Nes buvo rimtas, gražus, protingas, būsimas daktaras. Jį paėmė į karą. Aš nelabai norėjau užeiti, nes man labiau Julius patiko. Taip, Julius senolis. Bet tuo metu prasidėjo revoliucija, mane domino visi tie įvykiai. Po kelių savaičių per vieną kareivėlį gavau laišką ir žinią. Michailovas mirė. Kelias naktis nemiegojau. Tame laiške jis parašė daug gražių žodžių, pamokymų, patarimų. Prašė, kad už kitą neeičiau, nes niekas manęs nesupras.
Elena. Lenkai įtarė mane dirbant jų nenaudai. Dar 2 metus gyvenau okupuotame Vilniuje, Elžbietos Banevič pavardę. Dienomis nevaikštinėjau, tik vakarais nueidavau susitikti su reikalingais žmonėmis. Lenkai visam Vilniui ieškojo panelės su lape, nes bene vienintelė visam mieste turėjo geltonos lapės apykaklę. Tai ir vaikštinėjau su ta lape. Bet aišku, tas negalėjau tęstis amžinai. Iš Varšuvos buvo pakviesti 2 mane iš veido pažįstantys agentai, kad būtinai mane sučiuptų. Turėjau bėgti. Sieną kirtau apsimetusi kažkokio ūkininkų giminaitę. Atseit važiavom bulvių kasti. Va ir išvažiavom į laisvą Lietuvą, į Kauną. Jūs patvirtinate savo ankstesnius parodymus iš buvusių apklausų. Pažįstate Vrublevskį? Kokiu būdu 1919 metais Lenkijos karinių veiksmų planai prieš Lietuvą pateko į Kauną? Kaip jūs su tuo susijusi, Kubiliūtė? Jūs vykdėte Vilniaus krašte aktyvų šnipinėjimą, rinkote informaciją ir jos duomenys perdavot Lietuvos vyriausybei Kaune? Už ką Lietuvos vyriausybė apdovanojo Vyčio ordinu? Juk jis šiaip teikiamas tik už karinius nuopelnus. Ar tiesa, kad būdama Kaune Lietuvos vyriausybės pavedimu dažnai važinėdavote į užsienį? Į Berlyną, Paryžių, Ženevos ir kitas pasiuntinybes. Ar tiesa, kad ten rūpinotės finansiniais Vilniaus krašto reikalais? Kas iš jūsų giminaičių ir draugų dabar yra užsienyje? Su kuo palaikot ryšius? Kokie jūsų ryšiai su buvusiais užsienio reikalų ministerijos bendradarbiais? Kur jie šiuo metu yra? Nu kam atvežite apgaulės būdu? Aš būčiau apsirengusi. Ne tik su naktiniais baltiniais. Iš jaukimų jie atvežė. O dar Sovietų sąjungos kariškiai. Tęsime apklausą. Atvykusi į Kauną oficialiai dirbant užsienio reikalų ministerijoje Vilniaus reikalams departamente ministro sekretore. Neoficialiai politikos departamente tvarkėt slaptojo archyvo dokumentus ir šifravot iš užsienio gautas telegramas. Nu tai man buvo įdomu, nes visas darbas Vilniaus reikalai. Turėjau aprūpinti vilniečius knygomis, pinigais ir kitais dalykais. Dėl vyriausios pinigų tvarkytojos pareigas žinoma, kad jūs paimdavot iš banko didelės pinigų sumas, apie 50-100 tūkstančių ir pati slapta vykdavot prie demarkacinės linijos, kad perduoti pinigus į okupuotą Vilnių. Ne kartą einant per mišką su pinigais, šiurpas apimdavau, kad nesutikus kokio blogo žmogaus, vydavau blogas mintis iš savęs. Viskas turės būti gerai, nes dirbu gerą darbą, sąžiningai. Nevengėt pasinaudoti Lietuvos ambasadoriais, konsulais, užsienio lietuvių organizacijomis. Buvote susijusi su visomis Lietuvoje veikusiomis vilniečių organizacijomis. Per jos rankas tuo metu ėjo visi svarbiausi reikalai tarp Vilniaus ir Kauno, o jos kurjeriais buvo grupelė ubagų. Jie su lasdomis, krepšiais eidavo iš kaimo į kaimą ir taip į Vilnių pristatydavo tas instrukcijas. Jos būdavo užrašytos ant drobės gabalų arba įsiūti į sijonų ar sirmėgų pamušalus. Kubiliūtė. Tarpukario Lietuvos vyriausybės buvo apdovanota visais svarbiausiais to meto ordinais. Vyčio kryžiaus ordinu, Gedimino ordinais, Vytauto ordinu. Vienintelė tokia Lietuvos moteris. Sakyk, kodėl? Už ką? Na, gal ir galėjo atrodyti kaip pilka pelytė, bet ką ji buvo labai svarbi figūra ir atliko nemažą slaptą darbą dėl Lenkų okupuotos Lietuvos.
Tuo metu apie tokį darbą niekas viešai nekalbėjo. Tai, jūsų brolis Jonas su šeima. Juk jie, kaip liaudės priešai, buvo ištremti dar iki karo. Man pranešė, kad brolis su šeima Vileikui. Ešalone. Prašau aplankyti. Nupirkau duonos, sviesto, cukraus, giedrą vandenį, suradau vagoną. Brolis sakė, mes matomės paskutinį kartą. Juos išvežiau, sekmadienį prasidėjo karas su vokiečiais. Darydami kratą jūsų namuose radom atsišaukimus į studentus, kad nestotų vokiečių kariuomenė. Nu, nelaikau tai prasikaltimu. Jis gi nukreiptas prieš vokiečius. Marcelė Kubiliūtė Vilniui organizavo savotišką raudonąjį kryžių, kad pagelbėtų sužeistiems sukilėliams. Ir jinai nežiūrėjo, kokių jie pažiūrų, ji visiems stengiasi pagelbėti. Bet koks organizuotas veikimas karo metu vertinamas kaip antisovietinis. Į valstybės gelbėtojus Marcelė mobilizavo visus, kas tik galėjo būti naudingi. Gelbėjo irgi visus. Nežiūrėjo nei tautybės, nei profesijos, nei religinių pažiūrų. Na, pavyzdžiui, išgelbėtas buvo toks liaudies komisaras Jurgis Lušauskas. Komunistuojantis žemaitukas daktaras Henrikas Špukas. Daug žmonių jį išgelbėjo. Žydų, rusų, lietuvių. Statistikos niekas nevedė, tuo metu ją vesti buvo pavojinga. Marcelė išgelbėjo Liudo Giros sūnų, Vytautą Sirijos Girą ir žydaitę Ireną Veisaitę. Manęs buvo paprašyta pagelbėti iš Kauno geto pabėgusiai žydaitei Irenai Veisaitei. Aš kreipiausi į Marcelę Kubiliūtę ir ji tuoj pasirūpino dokumentus Irenos Streigytės vardu. Žydaitė įdarbino vaikų namuose ir apgyvendino pas Stefaniją Ladigienę. O kiek užuojautos ji patyrė iš Marcelės visą laiką. Tarp mano vyro Kazimiero Lukšos ir Marcelės juk buvo esminių politinių pažiūrų skirtumų. Ir ji vis tiek gelbėjo žmogų, kuris mąsto visiškai kitaip nei ji pati. Tai rodo jos didžiulį humaniškumą. Ir dar didesnį krikščioniškumą, tik ar jūs tai suprantate? Taigi visi mes vienos tautos ir valstybės Lietuvos vaikai esame. Man nesvarbu tautybė. Svarbu žmogus. Blogų kitiems nedaro. Gelbėjau visus. Lietuvius, rusus, žydus. Kam darbo, kam nakvynės, kam dokumentų. Sakykit, o kodėl jūs nepabėgote iš okupuoto Vilniaus, kaip tai darė dauguma jūsų pažįstamų? Kvietė. Sakiau, geriau nebus negu savame krašte. Gal kam būsi reikalingai, gal kam nors nelaimiai padėsiu. Padėt? Jie įkūrė vadinamąjį moterų lietuvių komitetą dėl propagandos tarp Lietuvos jaunimo, kad jaunimas nestotų į vokiečių armiją ir kad moterys neitų dirbti pas vokiečius. Be to, komitetas buvo įkurtas tam, kad padėtų vargšams. Bet koks organizuotas veikimas karo metu vertimas kaip antisovietinis? Tuo metu labai suprastėjo aprūpinimas maistu. Ne. Kartelės nebuvo ko iš jas pirkti. Pats skaniausias valgis buvo arklienos kotlėtai. Kubiliūtė jaudinosi dėl alkanų mokinukų. Jie kartu su kitais inteligentais organizavo mokinių maitinimą
Kiekvieną dieną jie gaudavo priešpiečių, kelžiūrnis sriubos, rekelės duonos. Bet koks organizuotas veikimas karo metu vertinamas kaip antisovietinis. Jums grėsia sušaudymas. 58 straipsnis 2 dalis. Aš paragrafų nežinau, o mirti nebijau. Jaučiatės labai rami. Nebijot? Aš esu tarp žmonių, tai nieko nebijau. Miške vilkų bijau. Kubiliūtė neprisipažino kaltinimo antisovietinė veikla. Pasitelkimi liudininkai nieko tenkinančio saugumo nekalbėjo. Net agentas Markovas liudijimo 41-44 metais Kubiliūtė turėdama daug pažįstamų vokiečių administracijoje išgelbėjo daugybę gyvybių. Bet tarėtoj Filimonovui vargu ar galėjo patikti Kubiliūtė žodžiai, kad ji asmeniškai buvo suinteresuota mobilizuoti visą Lietuvos tautą kovai dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimo. Kubiliūtė Marcelė, duktė Juozo, gimusi 1898 metais Tindžiulių kaime Rokiškio apskrityje Lietuvos SSR. 1945 metais Liepos 7 dieną SSR NKVD MVD ypatingojo pasitarimo nuteista. 5 metų tremčiai į Tiumenės sritį. Teta Marcelė, mano močiutės sesuo. Oi, ji visą laiką miega, tai jeigu norit pakalbėti, tai žaliai kitaip net. Bertyte, kaip tavo egzaminai? Gerai, teta, net labai. Stengiasi, kaip sakot, mums visiems. O kaip jūsų sveikata? Ai, kam čia įdomu senos moters skundai? Tu pasakok. O, ir mažai čia. Kur bėgi? Atsiprašau, teta Marcelė, atsivežiau, kad su jumis pabūtų Aiva. Nesvarbu, Birutyte. Tegul bėgioja, vaikas ji. Ar mokosi gerai? Gerai, net labai. Labai džiaugiuosi. Pamokų paruošimas turi būti pirmoje vietoje dienos plane. Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, ir niekas manęs neminės. Tiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo, o kas jų bent vardą atspės?
Gaila man jos. Taip ir neteko išgyventi motinystės jausmų. Taip vaikus myliu. Girdėjau tik, kad ji mylėjo, gavo žiedelį iš to vyro. Jį iš kalėjimo ištraukė. Kazimieras Lukša. Bet jis jos draugę vedė. Ta žiedelį visą gyvenimą saugojo, o ir su jos šeima bendraudavo ir dar pagelbėdavo kartais. Na kaip galima būti tokiai visiškai nesavanaudai? Jūs jos pernelyg nemarkinkit. Silpnai sveikatai ir taip teko daug išbandymų. Vien saugumo rūsiuose praleido 9 mėnesius. Kamera drėgna, šalta, plikos grindys, pilna visokiausių vabalų, kurie naktimis gąsdina ir neleidžia miegoti. Maisto, kurį giminės atveždavo, saugumas nepriimdavo, o ir drabužių neleisdavo paduoti. Dieną varydavo išmečių valį, o naktį tardydavo, o tardymo grįždavo visai be jėgų. Vėliau perkėlė į Lukiškių kalėjimą. Lukiškės tai kaip kurortas. Palyginus su saugumo požemiu. Ten visai atsigavau. Tik va, traumą ten patyriau. Vedė per kiemą, buvau pašalę, o aš su medinėmis klumpėmis. Kaip slydau. Ir išnėriau rankos riešą. Kaulai išlindo viršun. Kariškis raštinėje patraukė ranką, kad kaulas ateitų į vietą, įdėjo tarp lentelių ir nuvedė kameron. Kai pagalvoju, kad gal man ta kreiva ranka ir gyvybę išgelbėjo. Nebūčiau su savo sveikata sunkių darbų Sibire ištvėrus. Dirbau siuvyklos. Bet ir tengi žiaublumas nepaliko. Vieną rytą skubėjau ir nepastebėjau, kad Adaras sklepas. Mat šeimininkiai bus pamiršus uždaryti. Kaip griuvau sklepą, klubą susitrenkiau. Tai man nieko keista, kad klubo sąnario skausmai skundžiatės 9 metus. Ir jūsų koja todėl trumpesnė. O vat grįžus iš Sibiro, tai aš nieko neturėjau. Tik apsivilkus buvau. Visas mano turtus. Draugai mane priglaudė. Kanoka atnešė 500 rublių. Kitos draugės davė vilnonės kepetą, baltinius, medžiagos kostiumėlį. Aš pergyvenau. Kam man tas dovanos reikalingos? Mangi buvo vis viena. Ar naujas, ar nunešiotas drabužis. Buvo tik svarbu ko nors vonelį pridėti. Kanclaginė prižiūrėtoja sako, ei, jūs ten užkastavo 3 kūnelį, nesislėpkit. Kūnelį, sako. Vilniui darbo ras nepavyko, tai išvažiavo į Kauną. Ten laikinai 2 mėnesius padirbo muziejui, bet neatsirado Kaune žmogaus, kuris būtų norėjęs nuoširdžiai pagelbėti surasti pastovų darbą ir pastovę gyvenamą vietą. Tai tuomet išvažiavo į Panevėžį, ten irgi nieko. Tuomet nuvyko į Šiaulius pas tolimus giminaičius, o jie pagaliau surado ir pastovę gyvenamą vietą, ir darbą, bet Tauragėj. Pasijutau, kad pradedu gyventi. Po 5 metų klajonių, po kalėjimų, po Sibiro platybių. Pajutau, kad esu žmogus, o ne koks daiktas. Man taip norisi gyventi. Dirbti. Jau žinokit, kaip pirmą kartą pas mus atvyko, būklės buvo labai prastos. Kosulys, plaučių uždegimas kartodavosi ir kartodavosi, o naktį širdutė mušdavo smarkiai, o pirštai kaip skaudėdavo, jos juk visi pirštai išsukioti. Tai saugumo rūsių paliko. O ir grįžus ją sekė, bandė užverbuoti ir laiškus tikrino. Na, bet jie nieko nesisė.
Ir kokia keista moteris. Ją šitaip kankino, rankas išsukiojo ir vieno blogo žodžio nesako. Ir paklausė, kas tau taip rankas išsukė. Tai sako, ten. Ir jie niekada nesiskundžia. Dar kitas ligonis guodžia. Aš jeigu tik geriau pasijaučia, tai visą ligoninę neužmirštuolė, išpuošė. Ir dabar pasižiūrėkit, raminamųjų suleidau. O jie ramiai šypsosi. Ir dabar atvežta labai sunkios būklės. Onkologijos institute buvo operuota nuo vėžio. Ir atrodo per vėlai. Mirė teta Marcelė Vyžulionių tuberkuliozės sanatorijoje. Iš Amerikos buvo gavusi medžiagos atvežą, baltą su neužmirštuoliais. Pagal jos pageidavimą suknelės įkapėms nesiūloma. Kūnas buvo įvyniotas į medžiagą, suteikiant suknelės formą. Paskutinis tetos Marcelės noras buvo būti palaidotai rasų kapinėse, šalia kitų savanorių. Deja, jos norą gyventi nepavyko, nes kapinėse paprasčiausiai neužteko vietos. Mes ją palaidojom ant kalnelio. Ji liks stebi kitus savanorius. Ant Marcelės kapo stovi lietuviška lauko akmenį iškalta moters figūra, laikanti rankose saulę. Ilgus metus Marcelės Kubiliūtės vardas buvo užmirštas. Nors 1919 metais jos rankose buvo Lietuvos likimas. Užmiršimas jos aukos nesumažins. Marcelės gyvenimo kelrodis buvo Lietuva ir jo žmonės. Humanizmas buvo jos gyvenimo tikslas. 1985-aisiais Marcelės 100-ųjų gimimo metinių proga jos vardu pavadinta jos mylimo Vilniaus gatvė. Lygūs laukais, nauja tamsus miškai lietų.